Sveiki visi. Šiandien pamatysit dalį kojų treniruotės, truputį pritupimų, tada dar porą pratimėlių ir kelsimėms į Vilnių, kur sportuosime su Nojum. Darysime traukas ir dar kitų pratimų. Tai šiek tiek kažką pasifilmavom, pamatysit kaip mums sekės. Prasitupiau 17, tada 200 ir mano asmeninis tada toks kaip ir pasiekimas 225 kartai, tiek nesustojęs be bintų. Galėjau stoti jau senai tiek, bet tiesiog neidavau, nes darydavau su bintais viską, nes man problema su keliais. Todėl čia kaip ir toks PR-as gaunas, nes tiek nedariau. Tik viena problemytė yra, kad truputį plaukėjimas yra ant didesnio svorio. Ir aš jaučiu, kad eina man kelią į vidų šiek tiek, nes pas mane dominuoja išorinė kojų dalis. Ir šitas dalykas man truputį kenkia. Tai kaip aš tvarkau šitą dalyką, tiesiog darau vidinę šlaunų dalį šiek tiek, kiek įmanoma, nes treniruoklių nėra. Ir dabar pradėjau dar stiprinti sėdmenis. Dar čia 17 prasėjau paskutinę seriją, tiesiog mažesnių svorių, biški, kad kelius pasižiūrėti kaip eina. Man šita problema visą laiką yra, tai čia atsiradus gal daugiau netgi nuo su šokimų, nes visą laiką šokdavau ir kai darydavau šuolį į aukštį, aš kelius į vidų šiek tiek dėdavau ir man čia toks turbūt jau gaunas įpratis, plus, sakau, išorinė dalis labai dominuoja pas manim tas dalykas ir stengiuosi tvarkyti kiek įmanoma pats galvot, kaip daryti, kad neitų į vidų. Tada akmens imitaciją tokią pasidariau, tai ten svoriai nedideli, pirmas gal buvo 7 kg ar kažkas tokio. Antras kadras, ten jau 100, gal 5 ar 110 kažkas. Šitas daiktas tikrai man sunkiau kelias negu akmuo, bent jau taip pat lyginant. Gaunas toks kaip treniravimas tų raumenų. Ir toliau dar pasidariau rastą. Tai rastą buvo lengva treniruotė rastą tiesiog tos pačios dienos po kojų. Tai tiesiog pasidariau tiesiom kojom ir po to su išsimetimu. Tai tiesiog kojom 4 pakartojimus ir tada dar 4 pabaigiant su kojų pagalba. Su 80 pasidariau ir po to su 90 dar 2 serijas. Ir tokia buvo pirmadienio treniruotė. Nieko, nežinau, nieko ypatingo, nieko labai nauja, tiesiog pagerintas asmeninis, kuris turėjo, aišku, jau senai bus pagerintas, bet tiesiog nesudaręs. Galiu užfiksuoti kaip asmeninį rekordą. Ir toliau, judam į Vilnių, į Skaidžymą. Ten treniruosimėms su Nojum. Na štai, Robertas Vilniui daro mirties trauką. Dabar ant štangos yra 240. Naudoja taip vadinamas lamkės. Pažiūrėsim, kaip seksis. Oi, gražu. Antras lengvesnis šiek tiek. Trečias kaip antras gal. Na čia jau matot, jau po. Davai. O. Nu, 5 kartai. Solidu. Štai ir naujas čipas. Trauks 200 kem su triko. Žiūrim kaip eis. Easy. Žiauriai lengvai. Neaišku kaip nugaras priekia filmuojam. Nemato. Bet šiaip žiauriai gerai traukęs. Žiūrim, paskutinis, trečias. Opa. Labai lengva. Čia gerai slošti, viskas padaryta puikiai. Na. Robertas 255 svoris. Žiūrėsim kaip eis. Turėtų gan lengvai. Vis dėlto galiūnas. O! Baika visai. Antras, sunkesnis. Trečia dalis, nedalis. Davai. O! Maladėt. Pagarba. Štai Nojus ruošias priėjimui. Esi? Na. Su vienu ranku paeis. Namo gal net geriau, kai laisvesnis. Kas laisvesnis triko?
tipo, ne kaip buvo. Turėtų gerai. Jeigu nugarą išsilaikys tvarkingai. Geras, geras. Stipriau kojam, biškis apačios išmuš. Opa. Biški lėtesnis jau buvo. Pastiprink iš apačios ir pečius loš. Eina. Antras sunkiau buvo, nes paperdžiau. Nu kaip, bandžiau laikyti, galvojau gausis normaliai, bet ne. Tai gerai, kad reikiau. O trečias toks iš jėgos jau buvo. Iš jėgos jau triko nuėjęs. Bet visai baig. Tai va, toks komentaras. Gerai, judam toliau daryti. Kiek dėsim dabar? 2,75. O tak. Robertas dabar eis nuo bloko. 2,75. Mano programa sportuoja irgi. Svoriai ir pratimai šiandieną pagal mane. Op. Va, pradžioj biški. Šio pačios biški daugiau jėgos duot. Davai. Davai. Nu, va, hebrytė. Praėjau 2,75 nuo blokų. Tai visai neblogai. Nesunkiai iš vis. Paskutinis biški jau bangavimas, bet pusė velnė. Tai nežinau, dar vieną seriją praseisiu, jaučiu. Kaliaunovas eina. 2,75 tik jis eina žemesnių, nes jeigu eitų nuo šitų blokų, jam net nebūtų ko traukia. Tai, žodžiu, žiūrim, kaip jam sekasi. Opa. Geras, nesunkiai. Bet iš apačios biškį pastiprink ir bus labai gerai. Davai. Nu dabar iš apačios biškį geriau, taip gal, bet viršai truputį. Dar filmuosim iš šono, paprašė. Ten va, jeigu matot, pačioj, mūsų šmutkės. O čia va, trauką darom. Davai. Easy. Davai. Loš. Oi. Ką čia dėjoja, dėdė Robert? Šitas jau baisiai sunkus. Tai va, traukas baigiam. Visai gerai. Danojus trauks. Kas 2 kartai? Tau 2 kartai. Vieną seriją 2 kartai. Man viskas, aš jau baigiau. Žiūrim, kaip Nojus eis, apšvietimas labai dramatiškas toks, cinematic. Aišku, tamsu, bet gerai bus. Tai paskutinė serytė, porą pakartojimų. 2,75. Turėtų eit lengvai, manau. Pirmas ėjo labai lengvai irgi. Čia tarp kitko, pirmą treniruotę striko. Pastiprink biškį. Kitupk. Šitas biškį prastas toks buvo. Nu, antras bus geresnis, manau. Dai, sudirb gerai. Suskupk. Nu, šitą seriją jau prastesnė. Neaišku, kas buvo. Ar sutriko nesudirba, o savo štangą nenukryto ant laiptų. Kas buvo, papasakok? Nes aš mačiau, kad sunkiau žymiai negu praeitą seriją. Pirmas buvo, neįtupiau, per šitas vietas baisiai plėšė. Tai galas, kad iš nugaros tik tai, labai ilgosius pajaučiu. O antram, tai tiesiog buvo, nesuskupęs, neįsistačiau. Normaliai ir pastovėjau, bet jau jaučiu, kaip slydo štanga. Na, supratau, šiaip, nu vis tiek traukės padoriai, nu tik tai greičio trūko. Palyginus su pirmą seriją, tai, nu, daug prašiau, bet viskas šiaip tvarkingai, techniškai padarai. Normaliai, užskaitytų gal. Kas nors kažkur. Kas toliau? Spaudimas euras,
Žodžiu, pamatysit, ko mes darysim, ne? Kažką beleką. Kokį čia naujus daro, spaudimų daro, kokį tai. Kažkokia nesąmonė. Tai tokių nesąmonių nedarau. Na, jeigu būtų stovų, būčiau pasiėmis, pasistatai kartu, karašį bazarį neveiks. Ką dabar? A dabar nieko. O dabar nieko. O dabar turiu vaikščioti su šitą pelytį ir šnekėt. Pasikeitinimą serytį padarėm su šituo svariuku. Eisim dabar štangą pasispaudinėsim kartu su Nojum. Ir po to tricas dar liks. Šiandien maišą nekelsim, nes neturim, nebent Nojų pakilosim, jeigu sutiks. Aš galiu vietoj maišo. Aš galiu, žinai, kamaliuką ir tada vietoj maišo būti. Jo, gali. Nojukas daro vanų kėliau greitai ir dabar filmuoju, kaip čia daro siaurų. Nu, galėtų biškai siaurų, bet viskas normaliai. Sakant, dirba vis tiek tas, kas reikia. Kiek čia yra, net nematau. Beveik 100. Nesu tiek spaudį. Pradėjau filmuoti, kada baigęs spausti. Važinė ir ką žiūrėt, labai 70. Spaudžiam toliau. Kiek čia kilogramų? 97,5. CBD. Kas žino, kaip verčias? Aš tikrai žinau. O ar tu žinai? Ar tu žinai, kaip CBD verčias? Squat, bench and deadlift. 100 kilogramų. Robertui tai tikrai yra vienas iš lengvesnių svorių. Kadangi pats sveria daugiau negu štangą, tai čia jam vieni juokai, ją mėtyti. Jis pradėjo taisimų kojų daryti. Kam 15 kartų čia, ne šiaip sau. Antriškumą dirbi, ponas? Jo, antriškumo ir galio. Matęs, kad antriškumą ryškus visas, o kojas, va. O, balerina. Kultūrys man galais. Robertas 140 kg. Nu, jam irgi tikrai nesvorės čia. Sunku kažką ir komentuoti, kai viskas gražiai vyksta. Ai, kadrą netelpa, jis ant tiek didelis, suvaizduokit. Pirmi 10 buvo, o paskui 5 jau degė. Bet, nutypo, padariau, žinai. Dar kartą 140. Lengvai, ką žinau. Sunku kažką komentuoti. Antrą kartą kartojosi, žinai. Nuduodam šitam nabagai pašnekėti. Emu. Ai, tai ten pasitikė. Antrų turi. Čia mano peliukas, man. Du peliukai. Peliukai tema. Poetata. Cik. Antrą seriją jau sunkesnė kažkaip tai. Ai, man tai žinok vienodai. Vienodai. Na, kažkaip man pasijautė, kad raumuo pasipumpina, gal jau neberai daryti, po to per didelis bus. Užtenka. Kiek galim. Kiek galim. Einam tricą padarysim. Einam. Jeigu lėčiau leistų, tai sakyčiau, kad gerai dar. O gal išgirda. Arba nuojauta kažkokia tai gal. Matot, kokią sprogstamą jėgą pasiegystis. Bet ištvermės nėra, daugiau biškai padaro viskas, kojas nebelaiko. Vos paina, žiūrėkit, jų šlupčiai. Normaliai, sakė. Skauda, nesąmonė. Čia po 15 kartų daryti. O kodėl tu po 15 darai, man klausimas iškyla? Čia komercinė paslaptis. Ar čia ta programa, kur stebuklinga, kur kelia rezultatą? Jo, čia ypač ta stebuklinga programa. Sangoko programa. Ar čia vedžyta? Jeigu vedžyta, tai žinokit, galite praplikti, ponas. Ne, be šitų. Na, tai tos du sangoka, viskas tvarkoja.
Arba Krylyną. Karlyną. Pažiūrėkit, bičiukas kokius nuotykius daro. Su vienu koju, karočiui. Šiknų daro. Hip trustas. Vyriukas kapoja. Galim ingul pakeisti. Kiek iš čia daro, vienu koju atrodė daugiau darė, kitų mažiau. Štai va, tricakalę kapoju, tricakalę. Geras pratimas. Va, kaip biški kreivai. Nes čia gal tik taip atrodo. Nu, šiaip gerai tas, nes pas mane disbalansas yra tas. Ypač užpakalio hamstringų kairė pusė yra silpnesnė negu dešinė. Ir tas jaučiasi didesnių svorio. Čia va toks po vieną, žinai, bandai izoliuoti. Išlygint kažkiek. Gal kažkiek pavyksta, gal ne. Kas ten žino, bet geriau daryti negu nedaryti. Svoris nežinomas, toj patikrinsim. Oi. Jau dar ne visi. Jau pasakyt kažko. Pradžiai pirmai dariausi su 17, man atrodo. Bet, karočiui, pasijautė biškį alkūnės, kažkaip nemaloniai. Nu ir tiesiog pamažinau biškį dabar svorį, nes biškį alkūnės jaučiasi. Ir šiaip sunku daryti kažkaip. Čia daugiau svorio atrodo, negu yra. Nu tai ką, hebra, baigiam treniruotę. Jau iš karto matosi, kad raumenys paaugo. Ačiū, Robertai, kad atvažiavai, padėjai su traukom. Žinau, kad ne dėl manęs atvažiavai, bet vis tiek, žinai. Nu, žinok, baigęs kursai, jau 5 valandą, taip, prie momentų, žinok, buvau pamąstęs, blemba, tai grįžti, netimą, aš greitai ir gautus gal grįžti porą valandų. Ir, žinai, normaliai grįžčiau namo. Ne, jau susidą, jau reikia. Labai pagelbė, nes žinau, dabar vienas būčiau, ne? Kas? Niek. Pirmo traukų treniruotė. Šiaip nebloga treniruotė gavas. Praeit treniruotė lengviau, dukiam traukęs. Aišku, dar 255 praėjau 3 kartus. Blemba tikrai padoriai, dar nuo kaladžių 275 irgi. Blemba visai. Tikrai gerai ir manau, kitų savaitgalį mes žiemos galiūnę pavarysim. Praeit rinkį aš dukiam traukiau 5 kartus, biški lengviau. Ir dar nuo blokų dušiam. Met šį kartą 275 nuo blokų, tikrai lengviau traukęs nuo blokų. Baigiam, 10 sekundžių. Paskutiniai žodžiai. Ačiū labai, Robert. Dabar varom valgyti. Gerai, Elita. Davai? Davai.